Tai ką, atėjo žiema, planuoju naują kelionę ir, matot kokia ta žiema, visur šlapia, baisu vaikščioti, noriu surasti tikrą žiemą ir išsiaiškinti vis dėlto, ar yra tas kalėdų senelis, tai važiuosiu šį kartą į Laplandiją, pas Santa Klausą, aplankyti kalėdų senelio. Atvažiavau dabar į Varėną, nupirksiu iš, čia vietinis yra toks pirikupas, mano senas draugas Milius, nupirksiu iš jo automobilį, su kuriuo planuoju važiuoti šitą kelionę ir bandysiu šitą automobilį parduoti kalėdų seneliui. Pažiūrėsim, kaip čia gausis, gal nebūtinai jis ir nupirks, jei nenupirks, kažkaip improvizuosim, kažkur parduosime jei tikrai. Tai važiuosim į Suomiją, dabar esam Varėnoj. Tikslas, ko aš kovau, tai buvo, kad būtų 4 varomi, kad būtų džipukas kažkoks, suvas, tai vis tiek važiuoju tenai, kur rekomenduoju ir grandinės ratų pasimti ir panašiai. Nežinau, žiūrėsim, dėl tų grandinių imsim ar neimsim, gal kažkur vietoj degalinį nupirksim, bet dabar esam Varėnoj ir einam apžiūrėti automobilio. Šiaip fun fact, pirmą Milius idėja, kad pardavinėja Range Roverį ir sakė, tikrai labai tvarkingas automobilis, sakau, įdomu, kaip toks automobilis parsiduotų, taip, ar jisai turės klientą, žinau, kad labai sunki prekė. Sakau, važiuosiu iki Suomijos, iki Laplandijos ir ten bandysiu parduoti automobilį. Jisai sako, būtų pirmas dalykas stebuklas, jeigu tu nuvažiuotum su Range Roveriu iki tenai, nes sako, Range Roveris autoservise nestoja tik tai dėl vieno dalyko, jeigu būna sugedę stabdžiai. Tai šį kartą skipinom Range Roverį šitą. Nors šiaip gražus, jei kas nors ieško, tai parašykite. O atvažiavam dėl X5. Senas, klasikinis automobilis, 3 litrų dizelis, 160 kW, tai tikrai labai patikimas variklis. Manau, kad mumis be problemų doveš tą tokį atstumą. Atstumas nėra didelis, bet dar norėsim ir pakeliauti. Tai manau, kad neblogas pasirinkimas, komfortiškas, kažkada su tokiu automobiliu turėjęs. Prieš gal kokius 12 metų, tai bus smagus prisiminimai ir man pačiam. Automobilis iš karto, ką matau, tai yra traukta soliarinė plėvelė. Čia matome, kad langas toks violetinis, bet ir šitie langai violetiniai. Ko negalima daryti, tai turbūt, kad nusilupsime šoninius langus. Ir iš karto matau neblogą dalyką, kad turime geras minkštas žeminės padangas. Nereikės jau leisti pinigų. Sakė, kad stabdžiai labai muša. Tai reikės tiesiog pasižiūrėti stabdžius, važiuoklę ir ką pasiremontuosime. Kas man neįtin patinka, paimsiu kamerą. Tai šitas šviesus salonas, jis labai greit susidėvi pas automobilius ir matosi, koks ir šitas baisus. Tai turbūt galvosiu apie tai, kaip Imbros klausiu, važiuosiu pas Imbrą vis tiek su šito automobiliu. Gal perdažyti saloną, nes vis tiek automobilį reikės parduoti, reikės sukurti prekinį išvaizdą. Jis yra perdažytas, yra negražiai perdažytas. Jis man siuntė iš tikrųjų video, kaip ten padaryta, tai reikės žodžiu pašveisti ir pašpakliuoti, ne pašpakliuoto, pašveisti ir papoliruoti. Vis tiek visas poliruosis, klijuosis, kažkokį dizainiuką susigalvosim savo kalėdinį. Bagažinį matom, kad buvo aparatūra, čia matom, kad buvo subas išimtas, bet nežinau, ar čia jau kažką pagimdysiu. Tai teks turbūt taip ir palikti. Aišku, automobilis prašosi visas tokio detailingo, kad būtų malonesnis akiai, bet gerai, bijau sulaužyti rankenėlę, tai dabar nedarysiu. Yra geras dalykas, kad yra techninė apžiūra, nupirko Milius mėnesį draudimą, jau šitų išlaidų neturėsiu. Lietuviška registracija, jau viskas kaip ir liuks. Nu, žodžiu, reikės tokias smulkmenėlės dasivest, senas automobilis, bet geriausias dalykas šitoje vietoje yra toks, kad man jį parduoda už 3300 €, kas yra labai gera LCI X5 kaina. Tiesą sakant, turiu tokius ukrainiečius, kurie sako, bet kokius 3 litrus dizelius X5 LCI gali siūlyti, jeigu važiuoja po 3,5 superkam. Jau geras ženklas. Yra dar Androidas. Super Mario čia ir matau saugo. Kažkokia signalizacija. Elektrinis vairas. Turbūt kažkas gal jau pastebėjote, kad yra stoglangis atidarytas ir jisai neužsidaro. Šitą nežinau, kaip reikės įspręsti. Man reikia kažkaip gerai nusiteikti, nenusiminti labai, nes automobilis senas. Tokie dalykėliai. Opa, jau kažką paremontavau. Aparatūra, matau, buvo išvedžiota. Čia turbūt viskas yra gal traukta, kad taip neįtin dailiai stovi vietose. Čia rankenos nėra, lubos pakritusios. Palyginus su Mersiuku, su kokiu važiavau į Sakartvelą, tai atrodo šitas baisiai. Bet yra kaip yra. Gera kaina. Laiko nebedaug, reikia važiuoti. Diržas koks baisus. Tikiuosi, Imbra sugebės jį išplauti. Gerai, tai ką?
Valytuvai veikia, komforto blokas reiškia veikia. Žibintus įsijungiam, bandom gal pavažiuoti. Vibracijos šiaip yra nemažai. Laisvų. Taip, vairą galim biškai pasikelt. Vairą būtų fainai persiūt. Įdomu, ar spėsiu. Nes norėčiau už kokių 2-3 savaičių išvažiuoti. Iš tikrųjų, už automobilį pervedžiau tos 3300 prieš kokias 2 savaitės. Dabar tik atvažiavau pasiimti mašiną. Tai nežiūrėjęs, o čia neišsidirbinėsim. Teks bandyti dasivesti kiek įmanoma. Kiek įmanoma suspėti, kiek įmanoma pasidaryti, tiek bandysiu pasidaryti. Oho, kaip gerai traukia. Čia gal pačiupotas. Kol kas neatrodo, kad drebėtų, kai stabdau. Atsirado kažkoks salone kvapas. Toks kaip išmetamosios dujas eitų saloną. Žiūrėkit, kai vairas stovi kreivai. Ratų suvedimą reikia daryti būtinai. Nu žodžiu, čia matau, kad jau darbelio savo nusipirkau, bet nu ką dabar padarysi? Nu nieko, teks atsivesti, pasiruošti kelioniai, kad kelioniai nepavestų automobilis. Aha, dabar kai stabdžiau biškį ir drebėjo vairas. Pačiam juokinga, į kokią šią avantūras aš vėliuosi. Praleisim greitąją. Kameros nėra. Būdu atsimirksi. Kažkuris parkas turbūt neveikia. Ta vibracija tai labai negerai. Reikia čia žiūrėti, ar čia išmetimas kur nors liečiasi, ar variklio pagalba gal kokia. Nu įdomu, kiek čia dabar dar jį teks man priinvestuoti, tikiuosi ne 1000 eurų. Bet nu norėčiau, kad jau maks jisai davestas man į 5000 eurų sutilptų. Ir tada tikiuosi, kelionė nebus labai tolima, tai nemanau, kad bus labai daug išlaidų. Tikiuosi, kad pavyks man uždirbti vis tiek kažkiek pinigėlių. Noriu kelionę pirkti kaip visą laiką. Nu, jeigu dar liks biškelį, tai bus iš vis gerai. Nes tikslas vis tiek yra pamatyti Kalėdų senelį, pabendrauti su Kalėdų seneliu, įsiaiškinti, kaip ten kas vyksta. Pas jį gyvenime, kaip jis tas dovanas iš spėjo išvežioti per naktį. Ir dabar net galvoju, ar čia tokį. Dabar kaip atrodo, tai tokio tikrai nesiūlysiu supirkti Kalėdų seneliui. Nepatogu prieš senelis man tiek gyvenime dovanų atnešęs. Visą vaikystę nešė, nepamiršo. Tai kaip ir būtų nepatogu prieš žmogų dabar duoti tokią mašiną. Geras ženklas tas turbūt, kad ta mašina tokia jau sena ir pigi. Kad nepakainuoja tas detalės labai brangiai. Tai aš manau, kad čia nebus labai tragedijos man dasivedinėti automobilį, kad jis būtų toks, kokio noriu. Nu ką, važiuoja, vairas kreivai tik stovi, ne? Čia nėra kapoto troso? Dalyko aš tau negaliu pakomentuoti, nes... Nežiūrėjai motorą? Vairas kreivai stovi ir kažkokia vibracija pastovi. Nu. Čia kažkas su lempom kimyčinto dangtelio nėra? Čia sudėti ledai gal, kaip aš matau rindžio laisinti. Jo, bent jau dangtelius reikės sudėti, sutvarkyti. Nu gerai, toks baisus kaip ir įsivaizdavau. Čia yra lempų dangtelis, vienas ir antras, jau neblogai. Xenonų blokelis kažkoks suvarytas. Nu gerai, ką aš žinau, viskas, perkam tą mašiną. Perkam? Nėra nei laiko, nei noro daug žaisti. Nu ką, nauja diena su X5. Čia įsijungęs kažkokią simfoniją. Važiuoju, atiduosiu automobilį. Prisiminiau, kad nereikia man važiuoti Kauną pas Imbrą, kad Vilniuje yra nuostabi vieta, mano partneriai. Pamatysite, netrukus pas juos nuvažiuosiu, paliksiu automobilį detailingui, išvalys, daišys saloną. Radau kitą vairą už 30 eurų Kaune nupirkti, tvarkingą, nereikia siūti ir šildomą. Tai paklausiu, ar yra su visą šitą špūlę tokią ryte, kad tada šildymas įsijungtų irgi. Ir būtų dar šildomas vairas, dar komplektacija pagerėtų. Nu ir šačiu visokias tos smulkmenėlės reikia surinkinėti, padaryti, liuką sutvarkyti elementariai. Tai šačiu yra tų darbelių, bandome pabiškiai jos ir tvarkyti. Atvažiavau į vietą, Westmouth
Tarės. Gerai. Tai žiūrėk, bet tavo didžiausia yra užduotis padaryti, kad tas salonas būtų gyvas. O kad šitas vietos būtų gyvas. Tai perdažė saloną. Darai taip? Galim pabandyti. Pabandyk, aš. Nesidaręs? Ok, jau. Esam vairą vieną dažę. Bet Aš esu ne vieną mašiną persidažęs savo. paprastai. Nu, tipo, ne pats persidažęs. Imrai duodavo, perdažydavo. Tai gerai, žinok, visai. Ten po kokius 3-4 metus laikydavo, patrupinėdavo tik tada. Nu, tai svarbu, žinai, nu, vis tiek kitokį darbą dirbi, tai žinosi, kad, taip, žinai, svarbu medžiagas normalias taik. Lemba, žiūriu, čia samarėsas. Jei turėsi su kuo juodai taškuoti, tai užtaško. Bet žodžiu, reikia davės, kad būtų maks išvaizda. Svarbiausias mums dalykas šiek. Išvaizda, paskui išnuvarysi servizą, ten stabdžius, važiuoklę remontuoti, žinai. Ir panašiai. Tai va, turim tokį galvos skausmą. Nu, va, smūdos skausmas dabar. Ir galvoju, ar tos langus nulupti ar ne. Iš vidaus nelabai matosi. Bet, tipo, nu, Lietuvoje negalima, o paskui, kai važiuosiu iš kitose šalyse, gal nieks neprisikabins. Visai man gražiai atrodo. Kaip prisikabins? Kaip prisikabins, tada ir nulupsim gal. Čia taip špagliuota baisiai. Eik tu savo, dabar tai pamačiu. Tu pažiūrėk, kokia stogo linija. Žiūrėk, čia dingsta linija. Čia dar guma, man atrodo, turėtų eiti. Čia kažkokia germetiko pasadinta. Yra klasiškai, standartiškai šita viena rankena neveikia. Kai ardydavau kažkada tokias mašinas, tai būdavo pirmą prekę, ką parduodė rankenėlės ir numerio apšvietimą. Ir yra, lemba, čia matau, šis buvo gal subo pasidaręs, o ne barškėtų. Nes per tas duris tai pučia kiaurį, neįsivaizduoju kodėl. O čia subas matos buvo. Galvoju, gal surasiu netyčiau nupirkti tą, žinai, tvarkingą. Oi, ką, taip paliksiu skylę. Žodžiu, tą reikia daryti, kad atrodytų kuo geriau. Nu, pirmą vis tiek išvalysiu jį. Jo, tada matysi, pamatysi dar ant kiek blogiau. Tai va, gerų darbų. Viskas, pasiskambinsim. Užkurtas yra, jo. Vieno rate varžto trūksta. Super, pirkti mašinų neapžiūrėjus. Nu ką, atvykau į VS Mood. Labai nedaug iš tikrųjų liko iki išvažiavimo. Mašina atrodo pasakiškai gerai. Norėtųsi žibintas raso, bet ten su tais dangteliais buvo problema. Manau, kad čia jau nieko nepakeisiu, bet norėjau sakyti, kad norėtųsi kažkaip taip nuvažiuoti su jie. Bet manau, kad per tokį atstumą dar daug kas pasikeis. Duris neuždarytas, mašina užrakinta. Ok, ši pakeista rankena. 10 eurų Shadowline'as, 20 eurų rankena. 70 eurų stoglankį kitą visą nupirkau. Tai kiek, aš jau 100 įdėjau. Tada užrakinta mašina, paskui parodysiu, kad rakinsiu kitos dalykus. Ok, galim grįžti prie mašinos. Dar džiovimas vyko. O, blema, visur kaip šilta. Gerai, čia žiūrėkit, iš paklevo įsidažė. Aišku, vis tiek tas salonas senas, bet, nu, atsigavo, tai ženkliai geriau. Kilimėlį iš priekio. Čia srynė persidažė, nes spalva net keitėsi. Atsimenat, kokia buvo saugos diržai, tokie net supelyje. Tai kitas reikalas, ir nauji. Kilimas atsišvytė gerai. Vairiukas pasikeitė. Šildomas atsirado. Vairiukas 30 eurų kainavo. Šitie airbagas įsidėjo. Nu, žodžiu, viskas atrodo ženkliai geriau dabar. O kodėl tas duris nesidaro? Man atrodo, kad jau čia reikės tvarkyti tą rankeną vėl. Nu nieko. Tai va, žodžiu, tokie reikalai. Iksas įgavo biškį prekinę išvaizdą. Neįgavo rankenos. Bet čia jų lyga tų mašinų. Opa. Oi, kaip čia gerai atsigavo. Gaila, kad tos detalės negavau. Bet čia labai gerai atsigavo. Žiauriai gerai. Galėsim klijuoti dizainiuką. Tokį dizainiuką turim įsibraižę. Aha. Čia gal nereikia daug vilčių dėti, labai senas X5. Bet žodžiu, pripažinkim, kad atsigavo labai stipriai. VS Mood
labai gerai padirbėjo, kiuosi dabar palengvės ir pardavimas. Dabar važiuosiu auto servisas, suradau Vilniuje serviziuką per draugą savo tokį kolegą Donatą. Žodžiu, kadangi visą laiką Vilniuje gyvenau, Vilniuje viską remontavau, Vilniuje viską dariau, tai ne Vilniuje sakau, Kaune viską dariau, Kaune viską remontavau ir Vilniuje dar toksai naujokas. Esu, tai man čia viskas taip, nežinau kur kreiptis, viskas kažkaip atrodo net tiek kainuoja kaip Kaune, tai vis dar tam Kaune metus laiko važinėjau kiekvieną dieną į darbą. Bet Donatas sakė, parodysiu, dėdukas yra geras toksai, suremontuos važiuoklės, stabdžius ir žodžiu, tai va, tokius darbus jau padarys, tiek ir tai reikia dabar. Tai viskas, lėkiu pas tą dėdulį ir bandysim remontuoti toliau X5. Nu ką, lemba dabar taip išvažinėjau, galėjau kitų kelių važiuoti normalesnių. Nu bet nieko, vis tiek išterliuzinsiu po servizo, paskui dar vis tiek reikės ir plauti, suvedimą dar daryti. Ką, vaizdelis labai atsigavo, gaila čia su tom durim dabar taip gavos, bet paskui aš tikiuosi, kad išsispręsim šitą klausimą. Alio, garažas. Viskas, aišku, jungta buvo džiuvinimui. Tai išleidau čia 200 eurų. Aišku, išleidau nedaug. Žinau, kad nedaug. Nes kaip ryte čia toksai pažįstamas žmogus, kuris prie mašinos darbuojas, kraštietis iš Šilutės. Tai man biškį padeda, kaip sakant, prisideda. Tai dėl to labai nenuskriaudžia. Tai va, tai reiškia, dėl to išleidau tik tiek, kai jisai žmogus ir soglangį pakeitė, ir papoliravo, ir priekinį stiklą nado dangą padengė. Ir dažė saloną čia špakliavo, poliravo. Prisiminkit, koks buvo porankis. Pažiūrėkit dabar, ką mes kalbam. Švalę sutvarkė, susuko visas apšyfkės, sudėjo viską į vietą, tai gražiai. Blemba, čia užsis, aišku, tos lubos darytos tokios. Taip yra. Sakė, medvirštis kažkur buvo įvarytas kiaurai, kad tas lubas laikytų. Nu, bet yra kaip yra. Viskas, X5 palieku čia. Šitam garažiukė Hebra sužiūrės, sutvarkys, stabdžius, važiuoklę, suvedimas, sakė, kitur kažkur. Tai laukiam proceso, kaip čia viskas remontuosis. Tai tokį patį X5, bet pastemėlinas. Pas mane juodas, pas mane geresnis. Spalvų neskrisėme. Na, mano žmona pasakytų, kad tokias pačias mašinas. Na, kažkada, man atrodo, brolio žmonos draugė, sakė, brolis, kai nusipirko iš E70 iš šitą atsėdo, sako, o kodėl, sako, tavo vyras tokią pačią mašiną vėl nusipirko? Nu ką, esu vėl prie servizo, baigtas X5 remontuoti. Tai reikaliukų buvo, sakė, priekis alemblokai po 1 centimetrą ir daugiau neturėjo laisvumo. Galit matyti, nauji stabdžių diskai atsirado. Priekį važiuoklė susitvarkė, gale važiuoklė susitvarkė. Lygiai taip pat dabar tie ratai biški kliši, nes sakė, visus suvediminius varžtus viską prasukinėjo. Traukių antgalius keitė. Žodžiu, keitė čia nemažai visko. Išleidau 468 eurus. Automobilis biški užsitraukęs nuo drėgmės. Reikėtų to kuro įpilt. Kol kas. Dabar davė kontaktą, varau į Liepsnos gatvę. Liepsnos gatvėje darysim ratų suvedimą. Padarysi net šiandieną. Tai labai džiaugiuosi, nes šito laiko labai minimaliai blemba, kad būtų gerai. Iš tikrųjų, jei bus pakeliu kokią degalinę, sustosiu, įvarysiu kuro, kad nesuvaryti kokio kuro siurblio. Tokia vis tiek ne pati naujausia mašina. Tai reikia patausoti biškelėje. Gerai. Blemba, kiek salonė drėgmės. Čia gal dėl to, kad ką tik po visų tų cheminių valymų automobilis yra. Nes kai ir pasiėmė automobilį, pamenat, buvo peičiukas įmestas salonė. Džiovino saloną man. Gerai, judam krutam. Užsipyliau, range 26 km liko, nes pažiūrėjau navigaciją važiuoti buvo 1,5 km. Taip, tai Autojora. Važiavau ratų suvedimui. Rekomendavo meistras, kuris suremontavo automobilį. Tiek nieko Vilniui dar nežinau. Žiūrėkit, ką parodysiu. Atsigavo. Nu ką, sutemo. Laukit, aš gal pabandysiu. X5 durelėm čia trenkiau. Įsijungti taip šviesos. Žodžiu, X5, viskas, suvedimas padarytas. Galima važiuoti. Turbūt nieko čia nepamatysim. Iš išorės dar išleidau 50 eurų. Tai tikiuosi prie video kažkur sumuojasi mano bendros išlaidos, nes aš jau nebežinau. Bet aš savo... O, va, yra, žiūrėkit, ir toksai vat lapas. Dabar eikime
rimtesnių dalykų. Tai vadinasi šildomų sėdynių. Ir reikia kuro. Kuro akivaizdžiai reikia. Tai varau šausiu pilną baką iš karto. Greičiausiai, kad automobilį važiuosiu vrapinti į Kauną. Paskui ten gal padėliosiu detalės, kai varysiu vrapinti. O dabar kol kas noriu prasilėkti ir greitai ir jums pafilmuoti, ar vairas tiesiai stovi. Kas mane žiauriai erzina, kai mašinoje vairas nestovi tiesiai. Nežinau kaip pas jūs, bet mane taip trigerina, į akį lenda stovi tas vaizdas. Žodžiu, vairas tiesiai, viskas. Lygiai, maloniai. Na gerai, palaukim, ne taip lygiai dabar buvo. Bet žodžiu, važiuoja lygiai, tiesiai, viskas gerai. Kodėl dešinę traukia? Gal padangų slėgis? Žodžiu, reikės pasižiūrėti dar šitus niuansus. Bet bent jau vairas mal tiesiai stovi, atrodo viskas kaip ir liuks ledas. Nu ką, nauja diena, tai nelabai ką šiandien ar darysiu prie mašinos, bet tiesiog norėjau parodyti, kad atidariau kuro baką ir jisai pilkas viduje. Nesivaizuoju, kodėl čia taip. Gal taip pirktas koks naujas, neoriginalus. Tai tik iš išorės nudažytas. Nu, bet žodžiu, to dažymų šitas X5 tai yra baisu. Tiesiog baisu. Ir dar yra baisu, žiūrėkit. Šiaip tai, nu, pradėjo veisas, nurodyt CarPlay veikti fainai, bet kas čia yra? Iš vis gal taip palenkta atrodo, nors gal ne. Nu jo, va čia pavyzdžiui lenkta. Reikia pažiūrėti, kaip kitoj pusėje, dėl to čia gal tai baisiai. Su tom senom mašinom, kaip smagu, palyginus Mersas koks buvo ledas, tai vau. Ai ne, čia turi būti tokia linija. Na gerai. Na bet vis tiek, ta germetika kažkokia tenai primazgoti. Pažiūrėsim, kiek tilps kuro range buvo 22 km. Pilu kurą aš biškį pigiau, negu čia rodo. Paskui galėsim pažiūrėti, kiek išleidau. Bet turbūt gal jau skaičiuosiu biudžetą, nes reiškia dabar, čia man gal daug to kuro nereikės, kokius 2-3 bakus, 3 turbūt. Bet reiškia važiuosiu klijuoti automobilį, tai darysiu Vilniui, susiradau pagaliau kur. Ir dar kažką norėjau pasidaryti, bet dabar pamiršau. Tai reiškia, kad tiesiog viskas vis tiek vyks Vilniuje, tai čia gal daug nieko nepavažiuosiu ir iš Vilniaus paskui startuosiu į kelionę. Tai gal all good. Senai mačiau automobilio baką, kur virš 80 litrų. Nu, vau, nustebęs tikrai. Pas mane paskutiniu metu visuose automobiliuose 50-55, va tokie bakiukai. Tai čia gal 1000 km eina su baku nuvažiuoti su jie. Tokios mašinos nepamenu, kada esu vairavęs. Gerai, einu į degalinę susimokėti ir turbūt perėsim kitam kadre jau prie automobilio klijavimo. Nu ką, atvažiavau paskutiniam patepimam, turbūt taip reikėtų sakyti. Tai atvažiavau, kad apklijuotų X5 įgaus kalėdinį dizainą. Tai smagu bus pažiūrėti, tikiuosi. Tikiuosi, kad jums patiks. Aš jau mačiau vizulkės, man patinka. Tai turėtų būti gerai. Tai va, paliksiu automobilį. Klijuoti, o matau, kažkoks drifto bolidukas yra. Gal ne bolidukas, bet kažkas į tą pusę, ne? Ir laukiam galutinio rezultato. Nu va, rezultatas toks kalėdinis X5. Tai, žodžiu, viršų iš drono matysime. Nu, nice. Retai tai būna, kad per kompą vizulkė atrodo blogiau, man atrodo, negu gyvai dabar. Gerai, viskas, šiandieną baigta. Nu ką, paskutinė pasiruošimo diena, tai turbūt pasidėjai kadrai iš Lietuvos. Atvažiavau su X5 dienos metu, galit pažiūrėti, kaip atrodo apklijuotas. Aišku, nuplaut galėčiau. Matosi, kad galinių stabdžių diskų nepakeičiau. Tuo tarpu priekiniai nauja tulaičiai. Kažkaip čia norėjau paskui nebeištariu. Žodžiu, man biški švilpia pro duris, tai aš matau, kad matau ir priežastį, dėl ko man švilpia pro duris. Tai žodžiu, nesigilinsim, sena mašina. Pažiūrėkite, kokie lipdukai, o atvažiavome dabar, kur svarbiausias dalykas prieš bet kokią kelionę
pasidaryti variklio aptarnavimą, kad nepavestų motoras. Tai man reikia alyvos, rida 400 000 km, tai paprašiau, kad paruoštų 5V40, tada filtrai ir viskas. Dar gal kokių nors priedų, važiuoju ten, kur šalta ir man atrodo pas mane pakeitinimo žvakės neveikia, arba relė neveikia, o aš tikrai neturiu laiko tvarkytis. Tai žodžiu, atvažiavau į Hado. Hado nuolaidos kodas Vyga duos 15% nuolaidą bet kokiai produkcijai. Apsilankykit hado.lt. Labą dieną. Einu susirinkti žaislų. Čia gal man? Taip. O. Nu ką, pareinu iš parduotuvės. Pilnas. Čia staliukas buvo. Žodžiu, viskuom čia mane aprūpino. Už automobilio apklijavimą sumokėjau 350 €, bet aš neskaičiuoju visą bendrą sąmatą, dėl to, kad už apklijavimą kaip aiškiai susimokėjo Car Vertical. Ir visos šitos kelionės nuolaidos kodas 20% yra nuolaidos kodas Santa. Čia yra visi filtrai, viską iš tikrųjų galima ne tik Hado alyvą užsisakyti iš hado.lt, bet ir šiuo atveju aš turiu ir salono, ir oro, ir alyvos filtrą. Žodžiu, pilną aptarnavimą galiu pasidaryti viską iš vienos parduotuvės susisakęs. Čia visko nemažai turim, iš tikrųjų kelionės metu galėsim viską aptarti, išbandyti. Dabar mano aktualiausias šitas yra priedas, tai jį geriausia yra panaudoti 100 km iki alyvos keitimo, arba, sakė, bent jau užkūrus pusę valandos pabirbinti. Kadangi važiuoju į Kauną, Kaune keisiu alyvą, dabar esu Vilniuje, prie Vilniaus parduotuvės, tai iškart dabar susipilsiu į variklį, jisai apvalys visokias apnašas ir bus pats tas prieš alyvos keitimą. Tai žodžiu, dar biškį pavalysim ir varikliuką, dar pagerinsim, o labiausiai pagerinsim, ko labiausiai laukiu, tai supilsim keramiką šitą. Tada tai variklis džiaugsis. 400 000 km. Įdomu, ar kada nors jie matė yra tiek meilės. Opa. Kažkaip, čia matau, kad viską reikia atsargiai kažkaip judinti. Gal man vėl pasieškant mašinos iš Vokietijos kelių. Atrodo, kad kapotą taip tuščiai patraukiau. Taip nenorėčiau, jeigu nutrūktų trosai. Opa. O, ir čia man kaip išvalė, kaip gerai. Ir gaila labai, kad čia yra tie fuflekai tokie pridaryti. Blėm, čia atrodo, kad ir užsidegti galima. Ir aš negaliu uždėti žibintų dangtelių. Tai žibintai rasuoja iš karto to pasekoje. Tai tas biški blogai. Bet darom, ką galim geriausiai. Galim geriausiai įpilti Hado. Gal reikės tik abiejų rankų, kad įpilt. Aha. Čia kažkur iš viskas ne vietoj. Ir čia toj servizė lysim prie tos. Žiūrėkit, čia kai dažė, čia nudažė, nes ant čia pūtė. Super, čia viskas super. tą varžtelį pasidedu, paskui kažkur numesiu. Jaučiu tas trosas toks įprastokas man, nes jis nesilaiko čia tvirtai ir aš judinu iš visur. Ir atsakymas. Opa. Kaip tik pravažiuosiu ir apsukas, kažkur sukils, kažkur pakris. Ir viskas man gražiai išsivaikščios. Patepimo sistema kaip pasivaikščiojo ir ant šito dangtelio. Tai, kadangi galvoju, kad daug bandymų kapotą atidarinėti neturiu, tai viską pasižiūriu, kad būtų vietoje ir pirmų kartų galėčiau jį užtrenkti. Tai va, dar kartą geras visai priedukas, kai jūs įsikinėsit viską įsimeskit irgi komplekčiuką. Palepinkite savo variklį kartais. Ir nepamirškit pataupyti, nuolaidos kodas VYGA 15% nuolaida hado.lt parduotuvėje. Kol lėkiu į Kauną, dar greitai apžvalgu. Skidelis rodo 999 km. 999 km su pilnu baku galim važiuoti. Aišku, dar biškai pasivažinėjau, bet tikrai ekonomiškas daiktas. Matas, kad kokie 6 litrai. Dabar važiuoju 120, sakykime. Kažkokia yra lengva vibracija, dėl kurios skaičiau priekinius stabdžius, bet jinai yra. Panašu, kad stabdžiai, gal ne stabdžiai mušia. Ir kai važiuoju apie 100 km per valandą, atsiranda didelė vibracija.
tarp 90-110, va taip sakykime, prie 120 nebėra jos. Iki to greičio irgi nėra. Gal koks guzas padangoje, nežinau, gal ratai nebalansuoti, nors prie tokio greičio balansavimas jau kaip tik irgi, man atrodo, nebesijaustų. Žodžiu, važiuoju į servizą, tada servizą keis alyvą, pas Deivį darysiu iš karto ratų balansavimą. Nu, kad prasuktų ant staklių viską, sužiūrėtų Deivis. Tai bus geriau. Kas dar yra? Pastoviai švilpia. Na, aišku, aš taip nelėksiu kažkaip, bet čia aišku irgi nelėkiu 120 važiuoja, bet planuoju ne autostrado važinėtis tikrai, tai gal nereikės tiek išpratėti dėl to švilpimo čia. Kažkur tą mašiną kryva turbūt. Nu tai čia turbūt tą stogą, tada kai rodžiau tą hermetiką, kažkaip gal tą stogą, čia biški palinkęs, dėl to gal ir čia tiek prišpakliuota toj vietoj. Na, žodžiu, kažkas čia negerai su ta vieta, ir čia tas nepučia vėjas, aišku, ačiū Dievui, nes turbūt sušalčiau ten nuvažiavęs, bet tas švilpimas yra, kas, manau, gal nelabai padės man parduotą mašiną, bet jau po fakto. Yra gerų dalykų, pavyzdžiui, šį kartą nereikės žiūrėti visą laikį telefoną. Yra normalus CarPlay, labai gražiai veikia veizas, be jokio lago, kas man patinka, kas retokai būna, nes aš turėsiu visokių ten BMW senų E-serijos, ten E-Šiam, E92, kur būdavo koks Androidas įdėtas, neoriginalus. Tai tas Androidas gliučindavo, tai galim sakyti, grubiai tariant. Šį čia reikia puikiai. Pagirimą. Tai va, kol kas tokias takelės, važiuojam toliau. Atsarginio rato neturiu. Galvoju, nusipirksiu kelionės draudimą su pagalba kelyje. Evudruk. Dėl 10 eurų gal neprapuls. Ką, pradėsim nuo tepuliuko keitimo. Alyvos reikia sakyti išmokti. Nu tai gerai, gal ir nebevažiuojama, ne? Iš karto matau neblogą dalyką, kad turime geras minkštas žieminės padangas. Nu, čia jau baisu. Kai man darė ratų suvedimą, ką tik karočią, kodėl man nepasakė tokio dalyko? Neįsivaizduoju, kaip galėjo nematyti. Ir čia akivaizdu žemė nematė, neišėmė ant šito, ant puso čia matau, žiūrėk, siūlai kažkokia virvė. Ne, man, nu tai gerai, tai reikia, reiškia, panašu padangų. Nu super. Tai gerai, kad neišlėkiau, girdžiu, iš tokiam padangom būčiau toli nenuliekęs. Būtum liekęs, bet toli. Nu jasna, gerai, čia reikia pažiūrėti išmatavimus. Čia panašu, kad kažkas turėtų būti. Einam išvat padangų. Nu tai ką, žodžiu, dar neplanuotų išlaidų atsirado. Greitai servizą pasiskolinau mašiną, lėkiu. Padangas nusipirkti, radau 2 padangos naujas, 100 kažkaip pinigos. 88 eurų vienas. Tai žodžiu, lėkiu greitai paimti jas. Nu tai ką, aš ne taip suspėjau, paskambinau žmonių, paprašiau, kad palauktų autoratis prie Kauno automobilių turgaus, parduos padangas, kraunamas. Reiškia, nusipirkau padangas, labai tamsu, nežinau, ar mane matot, bet jo, nusipirkau padangas, 88 eurus, tai 176 pinigai, bet pirkau ant įmonės, tai 145 iš tikrųjų minusą galime nubraukti, visą veiklą vis tiek darau ant įmonės, tiek automobilį nupirkęs ant įmonės, tai turiu įmonę, kuri verčiasi reklama, kadangi važiuojam, mano reklaminis partneris yra CarVertical, tai ir uždirbam kažkokį atlygį gauname už tai, įmonės veikla verčiamės. Kurą irgi pyliau, kai tada pamenat, sakiau, paskui pasakysiu, ten 120 eurų su centais gavos, tai tai buvo ne 120 be PVM kaina, tai tokia, skaičiuokime prie biudžeto. Šį kartą patobulėjęs, geriau jau važiuoju negu pirmą kartą, kai važiavau, tada brangesnės išlaidos buvo, dabar geriau, dabar turiu ir kortelę tarptautinę kuro, tai bus viskas lengviau. Lekiame montuoti rato, ačiū Dievui, kad man pavyko, nes jau galvojau, kad nepavyks ir to išvažiuoti. Čia viskas taip pas mane suplanuota, tai dėl būtent, kad suspėčiau sugrįžti laiku. Nu, tai dabar gal viską suspėsiu, Deividas dar laukia, sumontuos ratus, varau, greičiau. Naujas padangėlės atvežiau, nušvitė Deivis rudis, čia nušvitė rudis. Buvo gal turbūt 3-4 mm kas kosmosas. Natūralu, kad turėjau mušti. Matosi, kad nauji diskai nereikėjo šveisti, bet gali reikėjo rudis atšveisti. Tai viskas dabar kaip ir bus geriau.
O aš, kol montuoju ratus, galiu pabaigti vieną darbą. Paprašiau, kad man paliktų. Pilsime Šado keramiką. Paprašiau, kad 1 litro nedapiltų tepalų. O čia 360 ml. Teks biškį dasipilti tepaliuko. Tepaliuko turime. Aha, čia gal biškį reikėjo daugiau suplakti. Davai, plaku. Matau, kad situacijos tai bus nekokios. Taip nejaukiai atrodo, į variklį bėga tokie dalykai. Jeigu kažkaip netaip čia įpyliau, kažką netaip padariau, tai atsiprašau. Bet pasitikiu Hado, žinau, kad geri produktai turi būti gerai. Na ir to, įpilsiu dar biškį alyvos ir viskas bus darbas baigtas. Žinau, kad čia viskas taip ir turi atrodyti. Čia reikia gerai suplakti. Gal nesuplakiau labai gerai, bet tikiuosi, kad suplakiau pakankamai. Tai gal viskas čia gerai bus. Nu ką, susitvarkėm reikalus su mašina. Važiuoju prie to ekstremaliausio greičio 90 km per valandą. Jokios vibracijos, nieko nebeliko, viskas važiuoja gražiai lygiai. Viskas pasiruošęs kelionė. Vieną laimę, kad čia atvažiavau, kad tos ratus pamačiau dar, tas padangas. Tas padangas greitai naujas pasikeičiau, dabar tikrai ramiau. Ratai buvo uždėti stabdžių diskai, tenai aprūdyje vieta, kur dedasi ratlankiai. Ir rūdis, ir ant tų rūdžių apdažyta. Nu, labai blogai. Tai natūralu, kad mušo. Plius, čia ratai nuo BMW E70 X5. Centrinė skylė biškį skiriasi didesnė. Dėl to ta centriuko neina gerai pataikyti, dėl to visą laiką čia mušia. Tai dabar sudėjo Deivis tokius žiedelius tokius, žodžiu, tokius adapterius. Dabar tie ratai gražiai užsidėjo ant mašinos, viskas kaip ir gerai. Tai dabar pagaliau viskas gerai. Mašina važiuoja lygiai, gražiai, maloniai. Viskas, liko nusiplauti biškiuko su kercheriu, nusipūsti purvus, nuo slenkščių, nuo visur ir viskas, pasiruošęs kelionė. Tai kol kas tiek. Ir startuojam į Laplandiją. Iki.